įveikia likimo smūgius. Šie žmonės beribį ryžtą ir drąsą pasirengę parodyti visam pasauliui. Ir taip patvirtinti, kad sportui nesvarbu, koks tu, siekti ir nugalėti gali visi. Jie didžiausios Lietuvos viltys Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse. Šie sportininkai pasirengę kautis iš visų jėgų, nors pergalės kaina gali būti labai didelė. Dar tokios užsispyrusios taip atkakliai siekiančios tikslo, kaip ji neturėjau, sako lengvaatletės Ramunės Adomaitinės mama ir trenerė Algina Vilčinskienė. Jos dukros istorija įrodo, kad žmogaus ryžtas begalinis. Po eismo nelaimės į šipulius sudaužiusios gyvenimą, Ramunė Adomaitinė ne tik pabudo iš komos, atsistojo ant kojų, bet ir rengėsi 3 parolimpinėms žaidynėms. Daug tų išbandymų, kaip visi sako, iš šono atrodo, iš kur pačiai, bet mano gyvenimas visas yra paremtas sportu, nuo pat mažens. Šeima visa yra sportininkai. Namie kalbame tik apie sportą, darbe tik apie sportą ir apie nieką kitą. Ir kažkaip tai, kaip namie yra 2 treneriai, tėtis ir mama buvo treneriai, brolis lengvaatletis buvo, tai kaip ir tu vaikščiai nuo 6 metų, nuo 5 jau stadione stovėjai, vos ne su sauskelnėm. Lietuvos lengvosios atletikos čempionatuose ne kartą daugiakovės prizininkė tapusi Ramunė Adomaitinė didelių svajonių su profesionaliu sportu nesiejo. Po studijų Vilniaus pedagoginiame institute ji grįžo į Klaipėdą, pradėjo dirbti kūno kultūros mokytoja, sukūrė šeimą ir susilaukė dukters Robertos. Tačiau likimas nusprendė sugriauti šią idilę. Prieš 18 metų lemtingas susidūrimas su traukiniu nusinešė vyro gyvybę ir sumaitojo jos kūną. Mano veido nebuvo, nieko nebuvo. Čia, sakau, dėka universitetinės ligoninės neurochirurgo Vytauto Grikšo, yra, kaip sakoma, skulptūra padaryta, nes viskas yra pakeista nuo nosies iki dantų. Ir jo dėka aš, kaip sakoma, galiu sportuoti ir džiaugtis gyvenimo. Ta jėga, ta atsistoti davė man, aišku, mama. Visų pirma, mano trenerė visą gyvenimą, kuri buvo, ir, aišku, dukra, kuri buvo 2 metų, o aš, kaip sakoma, kai prabudau po komos mėnesio, ir jinai manęs atėjus neatpažino, nes aš visą buvau susiūta kaip maišas. Didelis valios jėga, jie atsistojo ir gydytojai net nustebo, kad jie pradėjo vaikščioti. Ten mes parodėm reanimaciją, ją po metų, tai visi atėjo stebėjosi, kaip jie galėjo. Ir gydytojas sako, vien dėka sportų. 6 ryto keldavau, bėgdavau krosą, kad išmokti bėgti, nes būdavo kreivas bėgimas, mano koja yra trumpesnė. Tai ryte su šunim išeinu, tai nieks nemato, žiemas, nes tai nukrentu, vėl jis mane kelia. Ir mes bėgam. Ir taip po mėnesio aš pradėjau bėgiosiu labai tiesiai, gražiai. Ramunei Adomaitiniai prireikė vos 1,5 metų po tragiškos avarijos grįžti į sporto arenas, o po dar kelerių ji pateko net į parolimpinės žaidynes. Deja, čia laukė pirmoji sportinė nesėkmė. 2008-aisiais Pekine 3 jos bandymai ieties metimo varžybose nebuvo įskaityti. Sportininkė pripažįsta, kad pečius slėgė didžiulė įtampa, o ir susivokti naujame gyvenime ji dar nebuvo spėjusi. Skaudžios pamokos labai gerai užgrūdė. Tai antrose parolimpinėse Londone tikrai buvo žymiai viskas ramiau ir paprasčiau ir aš, kaip sakoma, dėjau visas pastangas, bet buvo taip, kaip buvo. 1 centimetras lėmė man 3. vietą. Londono parolimpinėse žaidynėse Ramunė Adomaitinė dalyvavo šuolių į tolį rungtyje, nes jos neįgalumo klasėje nebeliko ieties metimo. Tačiau buvusiai daugiakovininkiai tai nesukėlė didelių problemų. Ir su kur kas jaunesnėmis varžovėmis Londone kovojusi moteris neišgyvena, kad nuo bronzos ją teskyrė 1 centimetras. Jei būtų iškovojusi medalį, nežinia, ar moteris būtų įveikusi dar vieną likimo jai paruoštą žiaurų smūgį. Aš labai
nesusikrimtau, todėl kad grįžusi aš trenerės dėka mamos vėl buvau nusiusta daryti magnetinį rezonansą ir man atrado labai skaudų dalyką galvoj, auglį, kurį aš po to greitai daktarų labai gerų dėka paoperavau, bet jeigu ne ta ketvirta vieta, aš niekada nebūčiau ėjusi magnetinį rezonansą ir neaišku, aš dabar sėdėčiau, su jumis kalbėčiau. Likimui 47 metų Ramunė Domaitienė negrūmoja. Nors skausmas jau tapo gyvenimo dalimi, tokios kūno vietos, kuri nebūtų buvusi gydyta, nebėra. Šuolininkė į tolį ir treneriai rodo visam pasauliu titanišką ištvermę. Neseniai tapusi planetos vicečempione, ji papildė savo pasaulio ir Europos pirmenybių medalių kolekciją. Rio de Žaneiro parolimpinėms žaidynėms besirengianti moteris šypteli. Tai bus 3. kartas ir galbūt likimas galų gale suteiks dovaną už visas kančias. Nelabai sekėsi tos pirmose ir antrose Londone 1 centimetrą pralaimėjo. Dabar gal užsigrūdino, jinai jau yra šiokį tokį turi patyrimą, užsigrūdinimą, galbūt 3 nemelos kartas. Viskas yra psichologija labai didelė ir kas yra silpnas, aišku, yra labai sunku. Bet aš jau daug žinau tų niuansų ir stengsimės kažką padaryti. Sakau, jeigu tik tai leistos kojos mano vargšės. Su jos tokiu atsidavimu sportui aš tikrai tikiu, kad jinai padarys visą 100% ir pasieks tikrai geriausius rezultatus būtent jai. Kraupi avarija 2009-aisiais apvertė aukštyn kojomis ir kito lengvaatlečio Mindaugo Biliaus gyvenimą. Lapkričio 24-ąją dabar jis vadina antruoju gimtadieniu, nes avarijoje Jungtinėse Amerikos valstijose vaikinui lūžo net 27 kaulai. Mėnesiui nugrimzo į komą. Paradoksalu, bet į svajonių šalį mokytis ir dirbti išvykusio vaikino svajonės joje ir sudužo. Teko grįžti į gimtuosius Šiaulius ir lipdyti gyvenimą iš naujo. Išsigelbėjimu tapo neįgaliųjų sportas, į kurį prikalbino treneris Deimantas Jusys. Mindaugas Bilius, kuris lengvąją atletiką užsiėmė ir būdamas sveikas, pasirinko rutulio stūmimą ir disko metimą. Mes galvojom apie Lietuvos čempionatą sudalyvauti ir to pakako tai dienai. Ir kada Lietuvos čempionate sudalyvavęs parodė, kas čia buvo dabar 11 metai, parodė tą ir Europos normatyvą, ir parolimpinį įvykdė. Nors jis dar buvo tik, labai taip, sakykime, kiek iš savęs, sakykime, kiek galėjo padaryti tą rezultatą, tai tiek ir padarė. Tai ir paskui, kada išvažiavo pirmos varžybos pasaulio žaidynės, ten 2 pirmos vietos Dubajuje, jam pačiam davė šitas labai didelį. Tikriausiai atsirado sportas tuo tinkamu metu, toj pačioj pradžioj, po visų traumų, kai tikrai dar visas reabilitacinės vyko. Tai taip kaip važiavo į šitas vėžes ir važiuoja. Pradėjau 11 metais gruodžio mėnesį, o Londoną važiavom 12 metais rugpjūčio vidury. Tai tas 8-7 mėnesių tarpas tai buvo mažas, bet jo buvo tikriausiai taip, tas perėjimas, suprantat, į neįgaliųjų sportą. Vėl žiūri šalia konkurentus, pats į save, suprantat, dalyvauji varžybose ir žinai, kad jau kažkada galėdavai visai kitaip, dabar darai kiek gali ir galvoju, kaip čia nesigauna, bet supranti, kas yra. Mindaugas Bilius antruoju šansu gyventi pasinaudojo. Jis kovotojas ir optimistas iš prigimties. Neilgai lauktos pergalės ir rekordai, magistro studijos Vytauto Didžiojo universitete, brangus žmogus, žmona Sima ir į pagalbą Kaune pasikviestas vienas geriausių Lietuvos metimo rungčių trenerių Rimantas Plungė, padedantis neįgaliam sportininkui iki šiol be jokio atlygio. Mano buvo pirmoji pažintis su neįgaliųjų sportu, tai yra gerokai skirtingas dalykas ir treniruočių procesas ir viskas. Bet konkrečiai kalbant apie Mindaugą, yra labai didelis palengvinimas, kai jis yra tikrai labai pasišventęs sportui. Jisai toks įspūdis,
galbūt iš pasąmonės išplaukė, kad jisai buvo labai smarkiai sužalotas ir tik stebuklas įvyko, kai jis liko gyvas ir jis kaip ir jaučiasi lik ir skolingas tam likimui. Pasitikėjimo nestokojantis lengvaatletis jau savo pirmose parolimpinėse žaidynėse Londone norėjo įrodyti, kad pasinaudojo antruoju šansu gyventi. Vienas jauniausių parolimpinės rinktinės narių tvirtai tikėjo, kad gali iškovoti medalį. Tačiau psichologiškai tokio lygio varžyboms pasirengęs nebuvo. Rutulio stūmimo rungtyje 6. vieta, disko metimo varžybose 9. Matyt, toks esu ir kažkaip, ir paskui man tas pasitikėjimas vis mane toliau ir veža. Ir man, aš pagavau tą tokį įdomų dalyką, kad jeigu aš tikiu, noriu kažko, tai jo, buvo taip skaudu. Londone, 6. vieta, 9. Skaudu buvo, bet dar kartą sakau, šalia treneris, neeilinis žmogus, tai sakė, sustiprėsi psichologiškai, Brazilijai bus geriau. Atėjo Brazilija dabar jau metai laiko. Metų nebėra čia 11 mėnesių, tai žiūrėsim, kaip bus. Kaip bus, tai bus, nebus, yra tokia dar. Parolimpinę svajonę Mindaugas Bilius nori padovanoti ir kitiems likimo nuskriaustiesiems. Todėl pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas kartu su treneriu Deimantu Jusiu gimtajame mieste įkūrė sporto klubą Šiaulietis. Jis kviečia neįgaliuosius sportuoti profesionaliai. Mindaugas turi auklėtinių ir Kaune. Pavyko jam padėti ir padėti suformuoti tą požiūrį į sportą ir požiūrį į tai, kad jis nori padėti ir kitiem. Dar yra įtraukęs padėjęs susirasti teisingą kelią žmonėm, kurie galėtų sportuoti, bet jos reikia kažkokį duoti impulsą. Tai jis tos impulsus dalina dosniai. Tikrai neįgalus, ypač tie, kurie yra sporte, tai jie, patikėkit manim, yra stipresni ir už mane, ir už jūs, ir už visus kitus, nes tai jau vien prisiversti vežimėlį, prisiversti išvažiuoti į stadioną, kur aplinkui žmonės laksto sveiki, ne? Tai va čia yra didžiausias, va čia yra stiprybė. Lyg meteoritas į neįgaliųjų sportą įsiveržė Jonas Spudis. Po mažiau nei metus trukusių ieties metimo treniruočių jis pernai tapo Europos čempionu. Tiesa, ši rungtis jam puikiai pažįstama. Šiaulietis ne vienerius metus treniravosi Daugiakove, tik sveikųjų sporte. Gerai sekės, Lietuvoje buvo ir prizininkų, ir nugalėtojų jau. Rezultatai tokie buvo ir arti normatyvą kažkur jau dalyvauti. Važiuodami Europos taurės už Lietuvos rinktinę Daugiakovę atstovauti Lietuvą. Tai va, tik tai reikėjo dar kažkiek įdėti darbą, rezultatus kokias silpnesnės rungtis patobulinti, kad užtektų iki to normatyvo. Taip, tokie planai buvo, kad kažkada gal sudalyvauti ir toj pačioj olimpiadai. Aš patyriau traumą stuburo. Ten L5-S1 tarpslankstelinis diskas plyšo. Komplikacijos buvo, kad man abi kojas buvo nuimtas, pulsacija kažkokia silpnas pėdas buvo, Klaipėdoje Ekstra operavo, paskui po reabilitacijos vieną koją atsistatė, o kairė koja pėdą palika silpną. Po traumos Jonas Spudis grįžo treniruoti vaikus, o jo negalią pamatęs kolega, tas pats treneris Deimantas Jusys pasiūlė sportuoti ir pačiam. Taip Jonas Spudis pasiryžo siekti pergalių neįgaliųjų sporte. Nebuvo tokių jau, gal sakykime, tokių, kad labai pradžioje ten teigiamai žiūrėtų į tą, galbūt ir metai, ir kad sportavęs buvo, ir kitai rinktiniai sveikų priklausė. Tai čia dabar kažkaip viskas apsivertė ir jam sugrįžti tą sportą, manau, kad buvo ganėtinai sunku. O tuo labiau, kad dirba treneriu, treniruoja vaikus ir čia dabar vėl tapti sportuojančių trenerių. Po traumos ir po reabilitacijos ten pirmus metus buvo sunku ir pačiam ir vaikščioti, ir greit pavargsdavau, ir nugaras mausdavo, skaudėdavo, bet per metus laiką dirbdams, judėdams vis tiek, matyt, kažkas atsistatė, kažkiek
Pats pradėjau jūs, kad kažką galiu ir vaikams parodyti, ne tik, kad vaikštant, vadovaujant, bet ir kažką pasilenkti ir atsisėsti ir parodyti kokį judesį, metimą ar dar ką nors. Ir su kiekvieną taip dieną treniruotę žiūriu, kad aš kažką vis galiu daugiau padaryti. Grįžimas pareikalavo nežmogiškų jėgų. Stuburo trauma iki šiol varžo Jono Spudžio galimybės. Bet koks neapgalvotas judesys jį gali vėl prikaustyti prie lovos. Per bandymus, per darimus žinau, ką galiu daryti, ko negaliu daryti. Visus pratimus daugmaž darau gulom, jėgos pratimus atsigulęs visus darau. Kažką nei šokinėti stipriai, nei bėgioti, niek aš negaliu. O jeigu ten pagreitėjimą kokį daryti, vis tiek jau man paskui ir skausmai pasireiškia. Metu tiek, kiek reikia tose varžybose, tikina savo galimybių ribos negalintis išmatuoti Jonas Spudis. Pernai Europos čempionate vienas metimas buvo itin sėkmingas ir auksinis. Visų nuostabai neįgaliųjų sporto naujokas aplenkė ne vieną tituluotą varžovą. Kuklus, bet vidinės stiprybės spinduliuojantis atletas pradėjo tikėti, kad išsipildys ir kažkada brandintas vienas didžiausių troškimų. Olimpinės žaidynės tai kaip jau aukščiausias, bent jau to parolimpinį judėjimą varžybas irgi. Taip kaip ir tokia, kaip ir svajonės išsipildymas. Sveikas būdam svajojau papulti ant, gavos, kad papulsiu vis tiek vienu ar kitokiu būdu į tas olimpinės žaidynės. Čia yra visai psichologiškai labai, kaip pasakyti, labai ramus žmogus, nes jeigu Europos čempionate kaip naujokas, sakykime, rinktinė atvažiavęs ir net visi treneriai, pats vadovas delegacijos pasakė, kad tokio žmogaus dar nebuvo rinktiniai, kad nejaustų jokio tokio prieš starto jaudulio. Labai reta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje liga nuo pat gimimo sergantis Mindaugas Bernotas visada norėjo sportuoti pats. Net jeigu atrodo, kad tokią negalią turinčiam žmogui tai labai sudėtinga. Specialiojoje mokykloje Prienuose jis žaidė futbolą, stalo tenisą, važiavo dviračiu. Vėliau dalyvaudavo neįgaliesiems skirtose mėgėjų varžybose. Kol kartą Baidarių žygyje viena mergina pastebėjo jo kaip sprinterio savybės ir patarė pradėti treniruoti Šiauliuose. Pabaigiau studijas Kaune, bakalauro studijas baigiau. Grįžau namo į kaimą pas save, darbo neturėjau. Sėdėti namuose irgi nusibodo, tai ieškojau veiklos. Taip ir susiradau. Sportas dabar didelę dalį užima. Ne problema Mindaugui Bernotui buvo ir 100 km nuo gimtosios Laukuvos iki Šiaulių. Kelis kartus per savaitę atvažiuodavo į sporto klubą. Čia jį pamatė jau minėtas Mindaugo Biliaus ir Jono Spudžio treneris Deimantas Jusys. Taip pradėjom. Ir bėgom, ir šokom, sakykime, tai dabar ir bėga, ir šoka. Tai ta pradžia tokia sunki buvo, nes labai retas susirgimas. Patinka šaka šita man. Dėl to ir galimybės čia didesnės yra su Šiaulių sporto klubu. Iš pradžių dalyvaudavau Lietuvos čempionatuose tiktais, paskui jau išvykau ir į užsienį. Ir tos kelionės dar duoda savo stimulą, kad motyvacija tokia didesnė, nes prieš tai nebuvau nei lėktuvų skridęs. Mindaugas Bernotas prisipažįsta, kad nemėgsta ilgai laukti. Todėl į Šiaulius gyventi ir mokytis persikėlusiam vaikinui nuo pat pradžių patiko trenerio pasiūlytos rungtys – 100 ir 200 metrų sprintas bei šuoliai į tolį. Mindaugas yra įvykdęs ir visų 3 rungčių parolimpinius normatyvus, o didžiausias jo laimėjimas pernai Europos čempionate 100 metrų distancijoje iškovota 4. vieta. Galvojau, kad bus labai sunku, nes kaip didelis stadionas, žmonių daug. Galvojau, kad bus baisu, bet ką žinau, atvirkščiai. Tie žmonės tokie labai geranoriški, sveikino ir turbūt adrenalinas ir visą kitą padaro savo. Tada pasijauti tikrų sportininkų. Nes
tikrai faina. Lietuva visada garsėja metikais ir parolimpinėse, ir manau, ir olimpinėse šakose. Tai vienas iš tokių, kad yra sprinteris Lietuvoje, tai čia irgi tokia savotiškai naujiena. Verčiau iš gėdos parausk, juk tu manęs nemyli, mačiau Magdą kibinį, juk tu manęs nemyli, mačiau Magdą kibinį. Muzika irgi mano gyvenime yra labai didelė dalis, nors jai reikėjo varžyti su sportu, kuris prieš gal 5 metus tos dvi dalis buvo labai konkuruojančios tarpusavį ir man buvo begalė sunku nuspręsti, ką pasirinkti. Aplinkiniai labai spaudė, nes sakė, kad keliose vietose geras nebūsi. Mindaugas Dvylaitis gali pasigirti ne vienu talentu. Grodamas akordeonu jis tapo tarptautinių konkursų laureatu, nors teko varžytis su reginčiaisiais. Dabar jis mokosi vokalo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, tačiau šiuo metu jo gyvenime svarbiausia vieta užima plaukimas. Vaikystėje, kai dar matė, Mindaugas labai bijojo vandens. 6 metų, praradęs regėjimą, jis nusprendė didžiausią priešą paversti draugu. Kadangi praradau regėjimą, norėjau tapti savarankiškas, ne tik sausumoje ir vandenyje, tad sugalvojau pradėti plaukti, išmokti plaukti. Paprašiau mamos, kad jinai mane atvestų į baseiną. Tas vanduo iš pradžių buvo labai baisus. O dabar tas vanduo kasdienybė, pusė gyvenimo, gal kažkaip kitaip sakant. Ir, kaip aš sakau, jeigu nenueisi į treniruotę, nepajusi to vandens kasdien, tai aš blogai jaučiuosi. Čia galima parašyti visą romaną apie tą, kaip Mindaugas atėjo pas mane ir iš tikrųjų, žinot, kaip atsitiktinai ateina vaikas ir kurio tu nenori priimti. Ir sakai, daugiau aš nedirbsiu, todėl kad aš jau tų neįgaliųjų visokiausių turėjau, o dar čia neregys vaikas ir sakau, tikrai aš jau nedirbsiu. Ir mama jau čia, aš taip jau mama paprašė, kad jau čia nori labai jisai plaukti, nes niekur nepriima jo plaukti. Jau pirmoje treniruotėje Mindaugas Dvylaitis ėmė plaukti, nors treneriai, turėjusiai patirties su neįgaliaisiais, išmokyti plaukti neregį buvo didelis iššūkis. Po 45 minučių šalia manęs plaukia nugarą. Ir jisai toks, tada dar nelabai didelis, bet jo rankos ilgos, o kai rankos ilgos, jau čia plaukikas tikrai ir geras plaukikas turi būti. Tai tokia ta pirma, bet sakau, baisiausiai buvo, kada man reikėjo jį mokyti šokti startą. Trenerė sako, iškart pastebėjusi Mindaugo įgimtas plaukiko savybės. Dabar jį pamiršta ir kad auklėtinis nemato. Vaikystėje galėjęs į baseiną ar kitur nueiti tik padedamas mamos, dabar 19-metis vaikinas yra visiškai savarankiškas. Netgi vienas keliauja po Lietuvą. Apie savo negalią jis kalba atvirai ir drąsiai. Dabar absoliučiai viską galiu daryti. Tada, tuo metu, kai aš apakau, 6-7 metų, man, žinoma, biškai kitaip atrodė, kad negaliu kompiuteriu žaisti, negaliu išbėgti į lauką su draugais pabėgioti. Biškai kitaip atrodė. Tai teko įsikibti kitus dalykus ir kas mane skatino, ir kas vedė į priekį, tai aš norėjau visą laiką, nesvarbu kur, ar grojime, ar sporte, ar dar kažkur, bet visą laiką norėjau parodyti, kad mes akli galim viską tą patį daryti, kaip ir visi. Mes nieko nesame įsiskyrę. Aš tai turbūt labiausiai didžiuojuosi jom, kaip mama, turbūt kaip žmogus, kaip mama. Nes jis iš mane irgi išmokė daug. Aš jį mokinau, kai jis neteko regėjimo, dabar jis mane mokina. Mindaugas Dvylaitis puikiai žaidžia ir aklųjų tenisą, dalyvauja bėgimo varžybose, tačiau svarbiausia jam siekti pergalių plaukimo takelyje.
Pernai šalies aklųjų ir silpnaregių pirmenybėse jis pasiekė įspūdingą rekordą. Laimėjo net 8 aukso ir 2 sidabro medalius. Lygių Lietuvoje neturėjusiam talentingam jaunuoliui reikėjo naujų iššūkių. Pergalė buvo įspūdingų keletas, bet turbūt įspūdingiausias, net nežinau, galbūt Europos jaunimo čempionatas, kai iškovojau aukso sidabro medalius, buvo toks pirmasis tikrai rimtas iššūkis, rimtas medalis mano karjeroje, nes iki tol buvo tik Lietuvos ar Baltarusijos čempionato aukso medaliai. O, kaip sakyti, tada jau pirmas buvo toks iš rimtesnių, nors aš vertinu prieš 2 metus iškovotą Europos 6 vietą labiau. Artėja Rio ir aš sakau Mindaugui po pasaulio čempionato, sakau, Mindaugai, aš dirbu su tai žmonėm, kuriuos aš matau labai aukštai. Aš nedirbu tam, kad čia Lietuvos čempionate mes dalyvautumėm ir tik tai beveik nieko nepasiektumėm, kiek čia tų aklųjų, kiek tų neįgaliųjų, čia sakau, man tokių nereikia, sakau, aš dėl to laiko negaištu, sakau, aš matau tik aukščiausią lygį, aukščiausias lygis yra parolimpinės žaidynės. Ir jisai sako, žinot, trenerė, aš jūs tenais nuvešiu. Ir štai matote lietuvių triumfą. Sveikinimai Lietuvos vyrų golbolo rinktiniai. Na ir belieka palinkėti šiai komandai sėkmės jau kitų metų Rio de Janeiro parolimpinėse žaidynėse. Mes iš tikrųjų esam tokia komanda, kur mūsų tikslai yra visą laiką aukščiausi, mes nekeliam žemesnių tikslų. Nes tas ir yra kažkuria prasme gal ir slegia tas, kad, pavyzdžiui, kiekviena komanda stengiasi ten įkasti, jie pasaulio čempionai, ten dar kažkas, tai jau tik, jie gali savo leisti, leiskim, pralošti. Ir jiems tai sensacija nebus, bet jie gali rizikuoti, o mes pralošti negalim, nes kaip čia gausis, aplošio pasaulio čempionus. Kiekvieną kartą mes turim būti susikaupę ir klaidas kaina gali būti labai didelė. Kelialapį į Rio de Janeiro parolimpinės žaidynės jau iškovojusios Lietuvos vyrų golbolo arba aklųjų riedulio rinktinės laimėjimai įspūdingi. Sidnėjaus ir Pekino žaidynių vicečempionė, 2-kart pasaulio ir Europos čempionė bei prizininkė. Komanda pergalėmis garsina ir džiugina Lietuvą nuo 98-ųjų. Golbolas man atsirado 900 metais. Tuo metu jisai tiesiog man pasirodė kaip judrus žaidimas, kaip vienintelis komandinis žaidimas, kur gali ne tik bėgti, mesti ir viską, bet ir reikia strateguoti, pagalvoti, gali imtis komandos lyderio vaidmens. Yra daug tokių, sakykime, išskirtinių dalykų tame golbole, kur galima vienas ar kitas žmogus gali save išreikšti. Daugelį metų rinktiniai paaukojusiems žaidėjams ne visi pasaulio ir Europos čempionatai ar parolimpinės žaidynės buvo sėkmingi. Po netikėtai prastų Atėnų parolimpinių žaidynių naujų vėjų į komandą įnešė naujasis treneris, buvęs lengvaatletis Karolis Levickis. Į komandą bando įsilieti ir naujoji karta. Pačio ten žaidimo kažkokių niuansų nieko aš per daug nežinojau. Tiesiog, kada atėjau, išmokau taisyklės, niuansus, padėjo vyresni žaidėjai ir, ta prasme, taip ir judam toliau. Aš tyliai įsėlinau į komandą. Mane tai priėmė greitai, aš pats gal kiek turėjau prisitaikyti prie šitos komandos. Laiko turėjo praeiti nemažai, nes nebuvau gal visiškai atviras. Čia, prasme, užsitaręs biškį buvau, mažiau kalbėdavau irgi. Dabar per daugiausiai nešneku, bet stengiuosi dabar jau būti nuoširdus su komandos draugais. Kartą atėjo nauja, jauni žmonės, jauni žaidėjai, išties perspektyvų žaidėjai. Net negalėčiau nei vieno išskirti. Visi dirba, visi turi irgi savo, galbūt, savo užsibrėžę tikslą ir bandysim Brazilijoje tą tikslą dar kartą pamėginti pasiekti. Kaip pasiseks, pažiūrėsim.
Jau prieš Londono parolimpinės žaidynės ši komanda tikino, kad jos tikslas tik auksas. Tačiau patyrusi ir tituluota rinktinė liko garbės pakylos papėdėje, 4 vietoje. Žaidėjams ir treneriui auksinė svajonė, kaip ir 2008-aisiais po pralaimėto finalo Pekine, teko dar kartą atidėti. Pekinas iš tikrųjų tai yra mūsų juoda duobė ir aš, kaip sakoma, jos dažniausiai nenoriu prisiminti. Mes turėjom, kaip sakoma, auksą kišenėje ir mes jį, kaip patys būdami kalti, jį prakosėm. Aš tokių klaidų daugiau noriu nebekartot ir tiesiog, jeigu kažkur įmanoma blogiau sulošti, tai tikiuosi, kad jau mes ten sulošėm. Ir daugiau taip nesulošėm. Irgi gan skaudus iš Londonas prisiminimai, nes mes irgi kaip turėjom jau galimybę būti finale ir irgi pačiom pabaigom praradom iniciatyvą. Gal irgi aš suklydau, kad aš komandą vis akcentavau, kad mes galim ten dėl aukso. Ir tas, kad gal truputį irgi nusivylę buvo, kad jau viskas galimybės nebėra kautis dėl to aukso. Parolimpinis auksas. Šio tikslo Lietuvos golbolo komanda sako neatsisakysianti niekada. Komanda stipriai kumštis ir turi slaptų ginklų. Kol aš dirbsiu su golbolu, tai ir bus galutinis mano tikslas. Čia ne mano vieno. Čia su tai žaidėjais, su kuriais aš atėjau ir jie, ta prasme, mane sutiko, mokė, tai mūsų bendra svajonė. Ir kaip sakoma, kol mes turim galimybę, tol mes ją bandysim pasiekti. Mūsų komandoje aš manau, kad raktas į sėkmę tai yra ilgas žaidėjų atsarginių suoliukas. Galbūt ne visuomet jiems pavyksta nuo suoliuko pakilus sužaisti tai gerai, bet kitos komandos tokių 6 lygių apylygių žaidėjų manau, kad nelabai turi. Tiesiog stengiamės varžybų metu, palaikom vienas kitą, tas bendravimas tarpusavėje irgi padeda, kad palaikyti komandoje gerą atmosferą ir žaidžiant, kai sugebi nuraminti komandos draugą arba komandos draugas sugeba nuraminti tave. Lietuvos parolimpinis komitetas planuoja, kad Rio de Janeiro parolimpinėse žaidynėse dalyvausia 12, gal 14 sportininkų atstovausiančių Lietuvai. Tie, kurie iškovojo tokią teisę, neabejotinai yra itin atkaklūs, ryžtingi, geležinės valios ir pasiaukojimo, talentingi sportininkai, suprantantis, kas yra garbė, pareiga ir kovojantis už savo valstybę. Dalyvauti parolimpinėse žaidynėse prestižas ne tik sportininkui, bet ir valstybei. Argi nebūtų gėda, jeigu per Rio parolimpinių žaidynių atidarymą neplevėsuotų Lietuvos vėliava. Todėl tikiuosi, kad ir valstybė supranta savo pareigą padėti tiems sportininkams, jų treneriams siekti aukštų rezultatų. Mūsų sportininkai pasirengę kovoti dėl medalių. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės.